O dabar apžiūrėkime jaunųjų dizainerių kurtus medinius žaislus. Įvairiaspalviai ir natūralūs, skatinantys mąstyti, kurti ar tiesiog smagiai tarškantys. Vilniaus dailės akademijos studentų kurtų žaislų parodoje dviejų vienodų nerasite. Dizaino specialybės studentai galėjo visiškai neriboti fantazijos ir turėjo prisiminti, kokie žaislai, ar jais tapę namų apyvokos daiktai vaikystėje buvo mieliausi patiems. Aš bent jau mažas atsimenu žaisdavau su raidelėm, kurias klijuodavau prie šaldytuvo. Ir man tiesiog kilo idėja, kad šaldytuvas yra tokia, ne iki galo gal išnaudota erdvė vaikui. Tai tiesiog klijuojant kaladėles, kurios yra magnetinės. Tai yra visų pirma medinė kaladėlė dengta magnetu ir apdaila. Tai iš tokių kaladėlių klijuojant begelius galima susikurti puikią trasą ratukui riedėti. Ar teko kada nors matyti automobilį su lėktuvo uodega? Tokį pasigaminti užtruks keletą minučių ir gal net neprireiks suaugusiųjų pagalbos. Čia yra konstruktorius, kuris motyvuoja vaiką konstruoti ir kurti, nes paskiau galėsi žaisti šito dalyko. Aš galiu pademonstruoti daugmaž, kaip vyksta viskas. Yra 3 skirtingi modeliai ir yra daug skirtingų detalių. Ir pagal instrukciją vaikas gali dėlioti nustatytą tvarką. Tai šiuo atveju, jeigu tai yra mašina, tai gali sudėti mašiną. Taip pat vis paskartojasi ir su lėktuvu, ir laivu. Ir kas yra smagiausia, kad galima kombinuoti visas detalės. Vietos parodoje liko ir besisupančiam mediniam arkliukui. Tiesa, ne visai įprastam. Pagalvom, kad reikia perkelti šiuos laikus ir padaryti pagal transporto priemonę kažką. Nes anksčiau buvo arkliai, su jais važinėdavo, o dabar yra mašinos, motociklai. Todėl pagalvom, kad galima padaryti šiuolaikiškas formas, gan tokias abstrakčias, iš kurių vaikas pats galėtų sugalvoti, kaip įsivaizduoti, ką jis nori. Tai va ir gavosi toks žaislas. Padėti koryje įstrigusiai bitei, graužti lapus be galo mėgstančią kirmėlę parvesti namo ir išlaisvinti paties tinkle įsipainiojus į vorą. Šios užduotys teks galvosūkių mėgėjams. Turim tokią žaislų seriją BZBRFU, čia BZ būtų bitutė. Ir šio žaislo esmė yra galvosūkis vaikui ir reikia tiesiog supainioti bitę į korį ir duoti draugų, kad išpainiotų. Tai tiesiog pat elementariai iš tikrųjų. Štai išpainioja ir keitiesi su draugu, kitą žaislą duodi jam. Kad vietos žaidimams ir žaislams nepritrūks, garantuoja nedidelis, lengvai surenkamas medinis namelis. Tai yra namelis, tai yra papildoma erdvė žaisti vaikams iki mokyklinio amžiaus. Vaikai mėgsta turėti kažkokias tai erdves ar statytis namelius, dažniausiai tai būna kažkokie, tai nežinau, namų daiktai. Tai yra daiktas, kurį vaikas gali nešiotis, jisai pats į save susipakuoja. Į seriją įeina daržas vaikams, bet su jo labai prižaista ir dėl to nebeturi lapų daržovės. Ir šitas žaislas turėtų lavinti vaiko formų, supratimą, kažkokį dydžius. Eksponuojamus žaislus kūrė apie 31 ir 2 kurso dizaino specialybės studentų. Jos nuolat tikrino turbūt pati nuoširdžiausia vertinimo komisija. Turėjome daug vaikučių iš darželio, kurie išbandė tos žaislus ir mes pasistebėjome tiesiog, kokį džiaugsmą suteikė tie žaislai. Ir tuomet gimė parodos idėja, kad galbūt nereikia visko pasilikti tame akademinėme lygyje, bet iškelti viešumą, parodyti mūsų kūrybą. Tai taip ir atsirado ta paroda. Paroda veiks iki lapkričio 24-osios.